Sveiki visi, su jumis Moonmaker LT administratorius ir ką mes šiandien darysime bus kažkas panašaus į va štai tokį kardą. Šviesos kardą į Star Wars idėją. Darysime, aišku, jūs gražiau turbūt pasidarysite. Man medžiagos labai trūko ir apskritai blogai nusifilmavau. Dabar laiko pačio nėra gerai. Ką mums dabar reikia daryti, tai viską padarom, spaudžiam Ctrl N. Tai sukuriam naują projektą. Įsivedam video track, susirandam savo medžiagą per Explorer ir tada įsikeliam į čia. Aišku, susimažinam, tada spaudžiam U. Nu va, apsikarpam mūsų video medžiagą. Jeigu reikia, aišku, karpytis. Ir štai ką dabar mums reikia padaryti. Einam į Media Generators, Solid Color ir renkamės Blue. Nu, bent galit savo rinkti spalvą, kokią jūs įsivaizduojat tą šviesos kardą. Mano atveju tai bus mėlynas. Taip ir turėjo būti. Spaudžiam Event Bankrupt, Enable Mask ir Unshore Creation Tool. Tada maždaug pasidarom modulį savo šviesos kardo ir tada tai reikia skilnuoti jį būti. Štai. Dabar gerai. Ir taip. Kas sunkiausia yra darant tą, kaip čia pasakius, patį kardą, tai būtų tai, kad reikia kiekvienam tame frame visi keyframinti. O tai tikrai labai nervina, bet sakyti iš patirties. Tai bandžiau daryti, biškį kimstu. Tai tikiuosi, tai netrukdys labai. Ir pradedam darbą, taigi mums reikia, kad kaip pajudina. Tokį vaizdą maždaug. Ir maždaug, kai nuspręsite pabaigti keyframinti. Aišku, pirmiausia, ką mums reikės padaryti, tai bus sutrumpinti greičiausiai. Tada reikės kopinti. Dabar labai svarbu, kad kopintumėt create a new copy of the source media. Tinka. Tada spaudžiam Generated Media tą juostelę ir būtinai padarom baltą spalvą. Dabar turėtų atrodyti va taip va. Ką toliau mums reikia daryti? Tai būtų Gaussian Blur susirandam. Mano atveju jis čia. Štai gaunam tokią šviesytę. Pagal jūsų pačių poreikius, aišku. Dabar eidam čia. Ir Gaussian Blur. Gerai, dabar turėjo gautis kažkas tokio. Aišku, jeigu jūs norit kažko tikroviškesnio, tai jau čia reikės patiems pasisėdėti prie optionų. Man yra va taip. Nu, maždaug. Ir ką gavome, štai rezultatas. Aišku, čia jau nebesu keyframinta. Čia tas keyframas visas. Čia visą programą. Štai ką gauname. Aišku, nepatingėkite geriau padaryti. Savo rezultatus visą laiką galite talpinti Moonmaker LT svetainę. Dėkui, kad žiūrėjot.